Sveiki bičiuliai, šiandien video pradedam nuo sėdėjimo kamštyje. Tai jo, nesusitinkam servise, o važiuojam ir ne iki serviso, o tikrai įdomiau. Tai praeitą video užbaigėm su Sabo remontu. Kol kas mano Sabo projektas truputį apstojo, nes jam trūksta detalių. Tai reikės susirinkti detalės ir tada galėsiu dirbti prie jo toliau. Šiandien, kaip matot, pasiėmiau Šiaulių Sabą, nes dar kol oras geras, reikia pasivažinėti. O iš tikrųjų šiandien važiuoju ant Dino stendo. Taip, ne su šituo Sabu, bet irgi Sabu. Tai manau tikrai bus įdomu ir važiuojam pažiūrėti, kiek ten arklių atsuksim, o gal kas nors blogo nutiks. Tai va, pamatysim. Tai lekim iki stendo. Greit neatvažiuosim, nes kamščiuose sėdim, bet ką jau padarysim. Šitas tai jau plaukioja. Tai tada dar, nes mums nuėjau jau. Mums svarbu, kad ten. Okay. Žinai, žodžiu, gaunas taip, jūs pas mus praeitą kartą atvažiavot prasisukti kūpą, va tokią pačią. Taip. Toks pats kūpas. Tai dabar ten savininkas sakė, kad buvo problemas dėl traukos, kad nėra tokios traukos, tokia kokia yra pas šitą kabriką. Nors kabrikas yra iš esmės sunkesnis ir panašiai. Žodžiu, mes ten radom 100 PM1 arklį, 204 newtonus. Gaunasi. Čia į mišinį galima nežiūrėti, nes tada lambdos nebuvo, tai aš nematavau. Tada jūs atvarėt va dabartinį esamą kabrioletą, o kabrioletas pasuko 10 newtonų daugiau ir ten 5 arkliais. Bet vis tiek žmogui kyla klausimų, dėl ko yra, sakysim, toks pojūtis, didelis skirtumas, lyg čia
tame truktų labai daug arklių. Tai vat mes matom, kad pavyzdžiui, ryškiai raudona linija, jinai eina lygiai, tolygiai, be jokių svyravimų, be nieko. O prieš tai sukta mašina turi va čia duobę, nes todėl, kad jinai užsipūtė, pas ją turbūt gal silpnas vesgeitas, turbinos ar panašiai, ir jinai iš karto nesusireguliuoja, nusimeta ir važiuoja va tokių skirtumų. Ir atrodo, kad čia būtų tik tai 5 arkliai, bet jeigu mes, tarkim, žiūrėsim prie 5000 apsukų, tai ta mašina turėjo 104 arklius, o šita mašina turi 156. Nu tai 12 arklių jau yra didelis skirtumas, 12 arklių prie tam tikrų sūkių. Tai ne visada galutinis skaičius reiškia, kad mašina važiuoja geriau ar prašiau, labai daug ką duoda pati kreivė ir spūlas. Ir tuomet dar trečia kreivė, jūs atsinešėt tą ignition, kažkokį. Taip. Redboxą, kaip mes jį vadinam, tai pabandėm jį įdėti ir tikrai rezultatas mums nustebino. Taip, tu aš paleisiu tą kreivę. Cabrio antras sukimas. Taip. Ir tada mes turim, sakysim taip, išdidinsiu biškį oranžinę kreivę, tai yra 198 arkliai. Tai didelis. Nu tai čia kosmosas, čia yra 42 arkliai, labai daug procentaliai nuo turimų arklių, sakysim, 35%. Newtonų 300, tai va čia turim 11 newtonų, va tai pažingsniukim 4, 5, 9, 300 newtonų grubiai. Tai jo, biškį reikia dadirbti kūro, todėl kad jinai liesina. Jau nesaugu važiuoti, jo, jinai važiuoja ant 13 AFR, turėtų važiuoti kažkur apie 11, 9, 12. Tai reiktų pasiriebinti mišinį ir gaunasi, nu čia jau jeigu imti jau su pačia pradžia, tai ten vienoje vietoje skirtumas tarp 203-4 newtonų ir 300, nu tai 70-66 newtonai skirtumas ir jo, ir arkliais tai irgi čia vat. Be dėžutės buvo 105 toj vietoje, o čia yra 198. Nu tai daug, čia net ne iki redline jau. Visas diapazonas grubiai nuo 3300 iki 6300 skiriasi tiek newtonais, tiek tuo, plus PMG grubiai. Tai va, tai realiai reikia dasidirbti biškį, kūlerį, dar kažką pasidaryti. Nu, pradžiai tai kūro siurblys ir žvakės, nes mašina, kai staigiai užbūstina, nesugeba uždegti kūro. Tai va. Ir tada lauksim, grįžtant ir žiūrėsim. Ačiū, kad priėmėt už Prašom, rezultatus ir paaiškinimus. prašom, be problemų. Dirbti toliau su šito automobiliu. Šiandien apsilankėm ant Dino stendo ir ką galit pakomentuoti? Bandom senukus sabus privesti iki gamyklinių parametrų. Žiūrim, jeigu trūksta arklių, ką sureguliuoti, kad arkliai grįžtų. Ir šiandien padarėm tokį atradimą, kad įdėjus taip vadinamą Redboxą vietoj Blackboxą, kuris čia stovi, tokia galingesnį kompiuterį, reiškia, mums pridavė plus 40 arklių, kas yra procentaliai, nu, ekstra 25% arklių. Tai va, čia tokia naujiena buvo, nes buvom tikri, kad čia daugiau toks marketinginis kažkoks tai skirtumas, Redboxas, Blackboxas, bet pasirodo, kad veikia. Nu ir ką, tikiu, kad su Juliaus auto dirbtuvėm ir Insane Performance specialistais priversim šitos švedukus bėgti greičiau negu iki šiol. Turim naują dieną, paskutinį, ką matėte, tai važinėjom ant Dino stendo, o šiandien paimsiu kamerą kuo daugiau ir pabandysiu pasivažinėti ir panešiot kamerą kartu ir pažiūrėti, ką mes čia gero veikiam. Tai jau šiandien pradėjau nuo Datsuno nuplovimo, tai Datsunas yra paruoštas atidavimui, pagaliau mes jį galim atiduoti. Dar liko tikrai smulkmenų, ką reikėtų prie jo pasižiūrėti, bet tą perkelsim jau žiemai, tai duosim jau šitą aparatą klientui ir galės jo džiaugtis. O dabar sėdu į vidų, važiuoju atgal iki serviso ir ten turiu dar vieną mašiną, kurią reikia patestuoti. Tai lekiam atgal ir žiūrim, kad tenai gero turim. Toliau mano test drive'ai tęsiasi ir šiandien tikrai įdomi diena, nes pradėjau su naujų Mersu ryte, tada vis senesnis Datsunas, o dabar iš viso 55 metai Chrysleris. Tai pagaliau mes jį padarėm, dabar jau pirmus, net ne pirmus, jau antrus test drive'us darausi. Tai tikrai įdomus aparatas, visiškai plaukia, vairas lengvutis, trauka irgi man labai patinka. Stabdžiai galėtų būti geresni, bet
visgi reikia nepamiršti, kad čia yra 55 metai, tai reikia džiaugtis to, ko turi. O dabar sėdu ir lėkiu toliau su juo pasivažinėti ir žiūrėsim, ką dar čia gerą nuveiksim. Turim ankstyvų ir šaltą, labai šaltą rytą, aš jau sustriukę vaikštau ir rytą pradėsim nuo Mercedes'o. Nepradėsim, bet jau prie Mercedes'o tikrai pabaiga, jam buvo keičiamas lakūninio velnio galinis rebokslis. Dabar išsimovė viena traukutė gazo, kurią jau sutvarkė mūsų meistras. Ir galėsime važiuoti test drive'ą ir tikėsimės daugiau neišlys kažkas ir galėsime atiduoti. O aš tuo metu, kol čia turim ramų rytą, einu parodau dar kas atvyko ir lėkiu pasiimti Volvos ratlankių. Tai važiuojam kartu. Taigi kieme turime Jaguarą, kuriam buvo daromas vairo stebulės modifikacijos, nes sudėjus medinį vairą neatmesdavo posūkių. Tai dabar tą sutvarkėm ir dar yra pilna tokių smulkmių prie jo, kaip nuimtas priekinis bamperis atiduotas dažymui ir dar visokių kitokių darbų. Tai prie jo po truputį dirbam, o čia turim naują projektą, tai atvyko naujas Retronil pirkinys, tai yra Nissan 200 SX. Tikrai nematytas automobilis, dar prie jo daugiau pafilmuosiu, kaip pradėsim dirbti, bet kol kas prie jo tiek ir dabar keliauju pasiimti ratlankę. Pavyko man grįžti, sutikau Mikoliuką, jau tipo dirbi? Imituoji. Atsivežiau 4 ratlankius ir kas sako, kad Citroenas netalpi mašina. Tai dabar padėsiu man iškrauti ir aš Barzdėnui turiu staigmeną. Barzdėnui staigmeną, einam jį pakviesim, parodysim jo staigmeną. Jisai pats atėjo. Žiūrėk, dabar eina taip, tu man padedi iškrauti ratlankius, ne? Nes aš 4 turiu ir aš tau staigmeną ten turiu. Po 4? Ai, užmontuot reikės? Ne, užmontuot dar padangų neturiu. Ne, geriau, tau geriau. Tai padėk iškrauti ir ten 5 dar slėpėsi. Tangi man berniukai padėjo iškrausti ratus, tai nori tau staigmenos? Nu, pakelk striukę. Aš paslėpęs gerai tenai. Toliau šiandien tęsiam, tai matėte, šiandien dieną pradėjom, kai Mercedes'as dar buvo viduj, o dabar aš jau su juo išvažiavau test drive'ą, tai apsuku ratą aplink kvartalą. Ir reikės vėl pakelti pažiūrėti, ar tepalai nebėga. Jeigu viskas sausa ir gražu, galima bus jį atiduoti ir toliau džiaugtis. Kiek pamenu, su šito Mercedesu tikrai daug važinėta. Čia yra tas pats Mersas, su kuriuo ir į Lenkiją keliavom, kad jam būtų sumontuota modernesnė įpuršimo sistema. Tai dar po šiai dienai viskas puikiai veikia, funkcionuoja, tai galima tikrai džiaugtis tokiu klasikiniu, gražiu Mercedesu. O dabar lėkiam atgal ir žiūrim, ką toliau veiksim. Aš savo ramiai pasivažinėjau su Mercedesu ir dabar planavau sėsti važiuoti į tolesnį pasivažinėjimą. Ir dar Datsuną padarė, reikia pasiimti. Bet visi planai jau taip išsibraukė, nes ką tik atėjo žmogus ir pasakė, kad už 20 minučių atveža dar 3 mašinas. Vietos aš visai neturiu, tai reikia padaryti kieme vietos dar 3 mašiną. Tai einam kartu. Tai pradėsiu nuo Sabo, kadangi jis mažiukas, tai turiu ten kamputėje prie transporterio vieną vietą, kur telpa tik Sabas, nes ten labai siaura, tai bandau Sabą stumti ten, o toliau dar nesugalvojau, tai eisiu kažką mąstyti, bandau stumti dabar tenais. Labai neįsibėgėk, pristabdyk. Ne, žiūrėjom. Pristabdyk. Pagrįžti taip. Aš tą padangėlę, jeigu dasipūstume, jinai geriau radėtų. Kaip tau karaliai? Pelėsio karalystė. Oras toli. Jo, tai dabar pastatom, nusikraunam ir... Kaip šimatuoji? Filmuojam. Ai, filmuoji.
Įsijungtą savo pūkotuką. Jo, stumiam. Tenai, Masera. Nu čia gal tada. Aš vėl, karočią, kaip ir Mazdai. Ten. Tik aš žinokit nieko nematau per veidrodėlius, tai pareguliuoti. Ką daryti? Atvyko naujų automobilių. Ir vėl su daug pelėse. Ir vėl aš viduje sėdėjau. Kaip kvapas? Aš vėl užsilenksiu. Čia dar ne pabaiga. Čia vienas, ten dar du. Čia yra tikro bandito tais metais Jaguaras. Opa. Čia gal mažiau pelėsi biškai. Bet jis iš išorės toks biškai. Jo, bet va žiūrėk, ką tik nukrito širšių lizdas. O, kur jis? Nu jau ten kažkur. Irgi nepripilį. Neprakrysiu kiaurai dugną. Čia tai nėra stabdžių. Ne. Aš bijau. Ne, taip nebijok. Ai, pala, parkai. Pala. Biškį dešinį vairą. Judėt juda, bet aš į dešinę. Bet jo stabdžių neturiu. Kairė. Sorry. Bet aš stabdžių neturiu. Vapšė neturiu. Nėra nieko, va dugnas nuspaustas, mašina rieda. Gerai, dabar biškį, o rankinis kur? Geriau, blėt, netraukti rankinį čia, ne? Na čia. Čia pipim, kad nereikėtų. Tu matei lipduką ant lango? Ne. Toks pat kaip ant Mazdos. Tu žinai, kas tavęs laukia? Ne, tai suprantate, aš jau žinau senai, kas manęs laukia. Man mirtis. Kaip ten sakai? O, kaip gaila. Ne. Kaip negerai. Oip, tu Alpine radytė, žiūrėk. Palauk, kaip čia ta kamera veikia. Veikimo būdu. Banditas. Ne, čia vietinis banditas čia ir numirs. Po tokių lipdukų, žinai. Čia! Vėlė suktis rėmas prie kėbulo. O čia jau kiaura. Viskas išpūvė, jo. Va, čia skylė, nieko nėra. Bet tai čia suvyrinam ar ką čia tokia tikra? Jo, bet nu čia kėblą nukelinėti reikia. Tada skilų. Nu čia ne tai, kad skylė, čia jau nesilaiko rėmas, kėblas prie rėmo. Plasmasė su pratrūkusi ir kiauras purštukas. Čia gali būti, kad benzą myža. Gal nieko yra. Pabandom. Ai, čia į kamerą. Jo, pabandom. O, yra degimas! Valytuvai,
Gal irgi prikabingi, nes stabdžių nėra. Rimtai? Jo. Kaip jinai, ant poros stovi? Jo. Boosteris pajungtas? Trauktas pilnai. Važiuok. Stab. Važiuoja. Ne, važiuot. Nu, bandau. Važiuok, pagrįžki leiskis, nieko nepamėg. To labiau ratas tušia. Gerai, pagrįžki, tai kad neįsikrūmėk svarbiausia. Okay. Pasukom su rankinius antai? Jo. Tai stabdai. Tai ratų tušį toli nenuvažiuos. Nu jo. Nenubėgs. Ratas tušis vandoje. Tiek, kad žinai, va, prikeltų pasitvarkyti tą ratą vėliau. Galima be komentarų. Tai atvyko keli automobiliai nauji tavo, ne? Taip, dar 2 prie esamų 3. Tai realiai džipas, kuris šiaip iš jo darysime labai gražų oldschoolinį džipuką su daug chromo ir visko, bet nuliūdino, kad labai prapuvęs dugnas. Sakė, kad jų tai yra bėda, bet kad tai bus prapuvęs nesitikėjau, tai bus iššūkis su šito džipu, bus iššūkis. Tai. Tikrai tikėjomės geresnio, bet yra kaip yra, visą laiką perkam kartą maišėjų. Tikrai taip, loterija visiškai, žinai. Tai. Ir koks kitas automobilis? O kitas yra Jaguaras, kurį pirkau dėl ratų. Šitą Jaguarą pirkau dėl jo ratų, jisai stovėjęs paskutinius gal 10 metų ir ant jo tasai matosi. Visiškas barn findas, bet panašu, kad bandysim ir jį prikelinėti, manau. Turėtų būti labai graži, solidi mašina važiuoti į operą. Tai va, tokie Jaguarai ir šiandien jūs gal susitarę su Julium buvot, kad ir Julius dar vienas atvažiavo. O, Juliau, linkėjimai, gražus Nissanas, toks pat pavargęs kaip mano. Tai va, bėgam toliau dirbti ir žiūrėsim, kaip mums seksis prie šitų projektų. Turim ankstyvą penktadienio rytą ir jau esu prie dirbtuvių įsėdęs į Sabą ir keliauju iki Dino stendo. Tai varom dar kartą prasisukti šitą kupą ir pažiūrėsim, ką turim. Tai lekim. Turim sekmadienį, paskutinį kartą penktadienį važinėjom ant Dino stendo su Sabu, o toliau tęsim švedišką temą ir sugrįžtam prie Volvo, kuri dabar yra Kėbuliniuose. Tai jau po truputį pradėta dažyti, gavau paskutinės detalės ir laukiam, kol bus pilnai nudažyta. Ratlankius irgi jau pasiėmiau, tai sulauksim paskutinių detalių, nusidažys viskas ir po truputį pabaigsim dar vieną projektą. Tai vat, taip po biškį juda mūsų Volvekas.
dar šiandienai truputuką, tai servise turim veiksmo. Turim pasikabinę jau Impalą ir pagaliau gavom jai visas detalės. Tai jau viskas ant žemės sudėta. Tai nuo rytojaus galėsim pradėti darbus ir pagaliau pasidaryti šitą projektą. Tai smagu, kad ir jisai pajudės. O toliau einam į lauką ir parodysiu, kas tenai mūsų dar laukia. Už manęs matot kabluką, kuris jau yra pilnai sukrautas. Tai sukrovau visas detalės Skyline'ui, tai turim bumperį, kapotą, lempas ir dar visokių laikiklių palaužytų. Tai rytoj aš jau nepafilmuosiu, kaip jis atvažiuos, nes užsiimsiu kitais darbais. Mykolas nuvarys su kabluku, paliks visas detalės kebulistam ir manau pradėsim prie jo darbus. Tikrai abejoju, kad man pavyks pafilmuoti, kaip vyksta tie darbai. Greičiausiai, kad gausim vaizdą, kai automobilis grįžo pas mus po kebulinių. Tai manau, jum tai labai greitai, o man gal po 2-3 dienų gausime tvarkingą, surinktą Nissaną. Tai manau, su Nissanu tiek ir lekim į pirmadienį. Labas rytas, aš Mykolas, šiandien pavaduosiu Karolį. Atvažiavau pasižiūrėti pas kėbulininkus, kaip vyksta darbai prie Skyline'o, kaip jiems sekasi. Tai štai, atvažiavom su darbiniu automobiliu ir keliaukim pažiūrėti, koksgi progresas vyksta prie šio automobilio. Štai mūsų Nissan Skyline. Tai šiuo metu atvežiau jam kitus vyrius. Taip, kur čia ta kamera pabėgo. Kitus vyrius atvežiau, nes šie netiko. Automobilis jau yra su ištiesintu televizoriumi. Ištiesinti sparnai, tai yra jų kampukai ir jie šiaip buvo sulenkti, tai jie yra patiesinti. Čia va visos skardos yra ištiesintos. Taip pat kitoje pusėje. Televizorius, kaip matot, lygus, gražus. Šitas lonžeronas buvo labai sulinkęs. Tai yra ištiesintas štai. Štai lempų laikikliai išlyginti yra gražus. Čia, man atrodo, yra ta detalė, kurią važiavom paimti, sudėta. Čia va viskas buvo baisiai sulinkę, tai yra ištiesinta. Nu ir va, užsidės nauji vyriai, kapotas, bumperis, lempos ir automobilis bus paruoštas tolesniam surinkimui. Ir bus galima jį vežtis į dirbtuves, padaryti variklio aptarnavimą, sužiūrėti kas kaip ir tikėtis, kad puikiai veiks ir važiuoti važinėtis. Nežinau, ar čia viskas eis į naują video, ar jisai prasitęsė, nes jau praėjo savaitę. Kamera buvo išvažiavus, kai dalyvavo kartu ralyje. Tai šiandien jau netgi antradienį turim ir grįžtam prie projektų. Tai ką turim dabar? Turim T2 ir turim Mykolą sėdinti. Tai T2 jau yra įdėtas variklis atgal. Čia dar vienas atvažiavo šiandien, bet apie jį truputį vėliau. Jau T2 variklis yra įdėtas vietoje, įsipylėm naujo kūro ir dabar jį bandysim užsivesti. Tai kol kas tokia procedūra laukia mūsų su T2 ir tą dabar bandysim ir padaryti. Bandėm kurt, bet susidūrėme su... Va. Tai kad tavo klėmas ore gavo, kolega. Klėmų uždėkimą, tavo jo prisų... Kol tenai aiškinas, kodėl neturim starterinio režimo ant transporterio, galiu jums pristatyti kitą šiandien atvykusį aparatą. Tai turim Pontiac Fiero. Taip, jis jau pravažiavęs per daug vietų, daryta daug darbų ir galiausiai atvyko iki mūsų. Tai pasižiūrėsim, kas jam yra negerai ir kodėl jisai nenori dirbti. Tai tokie laukia prie jo darbai. Labas pirmadienis. Labas pirmadienis, važiuojam su Mercedesu, paimti kitą Mercedesą. Daugiau jums papasakos Karolis. Keliaujam. Labas rytas, tai kaip Mykolas ir minėjo, važiuojam su Mersu pasimti Mersą. Tai rytą pradedam nuo to, kad baltą SL kabrioletą, jeigu jau nežinau kaip atskirti kur kuris, bet vieną iš baltų SL varom palikti europinimui.
Tai jisai, kadangi yra amerikonas, norint jį užregistruoti, jis anistorikų dar netraukia, tai važiuoju, paliksiu jį, kas užsiema europinimu ir galėsim gal paklausti, kas tenai bus padaryta ir ką šiaip reikia padaryti automobiliu, kad jį galima būtų legaliai užregistruoti Europoje. O dabar važiuojam ir pažiūrėsim, ką čia dar šiandien nuveiksim. Mersus atvarėm tikrai su stiliuku, turim C-lą ir S-lą, tai S-lą paliekam, kad jį sueuropintų, pažiūrėsim, kaip čia gausis. O dabar sėdu pas Mykolą ir lekiam atgal iki serviso, žiūrim, kas tenai mūsų dar laukia. Tai gazuojam. Tai ką tik Barzdėnas pakeitė šitam dailiam Retronil Mercedesui tepalus prieš žiemą. Tai toks lengvas aptarnavimas, tepalai ir filtrai. Ir dabar galima bus jo važinėtis toliau visą žiemą. Tik tais, ko dar dabar užsiemi Barzdėnas? Mikoliukas nupizino ratą. Mikoliukas pavogė ratą vieną ir paliko mūsų skardą, kur gale turim gražių su palangėm, o prieki turim vieną skardą. Nes jeigu girdi, ten dabar pas mus viršui, pabėgo man kamera, ten viršui pas mus dabar kaip tik šveičia ir vyrina vieną ratą, tai dėl to jis dabar ant skardų, bet tą padarysim vėliau, o dabar aptarnavimas jam padarytas, varau šį į lauką ir užsiimsim kitais darbais. Dabar išvažiavau test drive'ui su Impala, tai buvo atliktas didelis pakabos remontas jam ir galiausiai paskutinį žingsnį liko, tai yra registracija. Tai dabar nuvažiavau, pripyliau kuro, pravažiuoju dar kartą, sutikrinau viskas vietoje ir viskas veikia ir galima bus rytoj ją atiduoti registracijai. Užregistruos ir galėsim atiduoti klientui džiaugtis automobiliu. Tai vat su tokio Impala pasivažinėjom ir lekiam toliau prie darbų. Paskutinį kadrą matėt su Impala, kaip važiavau ir vis tiek buvo negerai, vienas cilindras nedirbo, tai jau susiradau problemą. Tai va, turiu čia jau išsiėmęs žvakę ir pabandysiu čia, kad susifokusuotų. Nelabai nori, bet žvakė yra turinti skilimą. O čia, va, jeigu pavyks pamatyti, tai žvakė yra suskilus, dėl to per šoną ėjo kaip brikštis. Tai dabar jau pasikeičiau žvakę, tai bandau dar kartą važiuoti ir dabar turėtų viskas būti gerai, tai galim pabandyti pavažinėti. Išėjau į lauką ir turim šviečiantį Mercedesą ir ten kažkas ratus vagia. Ką čia darai, Mykolai? Vagi ratus? Tai bent jau pameluot galėtum, nu. Tokius nuostabius skardinius ratus. Palauk, palauk, reikia čia praeit kažkaip. Nuostabesnių negali būti, keisim va tokią nesąmonę. Nesąmonė, tai gal paliks skardas? Aš irgi sakau, reikia dar 3 skardų reikia. Nesąmonė, žiemą ant palangių važinėt. Nu kas taip daro? Geriau vasarą ant skardų. Ir žiemą irgi ant skardų. Žiemą irgi ant skardų. O iš tikrųjų tai buvo šitie gražus ratukai. Nu kaip, pagal skonį tiesiog buvo suskylę. Taigi Mykolas ir sakė, vos nenukrito. Gera reakcija. Perbalansavo vieną ratą, nes turėjo mušimą. Ir dabar keičiu jas tikrai į negražesnius. Aš tai palikčiau skardas. Aš žiemą tikrai ant palangių nevažinėsiu. Jūs dar nežinot kažko. Bus taigmenų. Tai kol Mykolas čia užsiminėja darbais, aš važiuoju dar vieną test drive'ui su Impala. Ir šiaip praeisim pro kiemą pažiūrėti, ką ten dar mum atvežė ir šiaip ką turim. Tai keliaujam. Prieki turim Alfa Romeo, Spideris, tai dabar prie jos vyksta, dabar tai nieks nevyksta, bet vakar jam buvo išimtas variklis, tai dabar jį išplovė ir šiuo metu reikės manai prie kompo surasti jam detalių, tai kol kas jisai va tokioje stadijoje, jam reikia surasti dalis ir galima bus toliau tęsti darbus. Tuomet Impala, tai dabar sėsiu ir važiuosiu. Ir čia gal prieš 5 minutės atvežė mums tokį vabalą, tai jam reikės išiminėti variklį, kodėl parodysiu vėliau, kai prie to ir dirbsim. Tai toksai vat, pas mus
šiai dienai autoparkas. Dar ten toliau yra ir New Yorkeris, ir dar visokių įvairiausių automobilių, tai prie jų gal vėliau. O dabar traukiu vabalą, sėdu į Impalą ir važiuoju pažiūrėti, ar remontas padėjo. Grįžau po test drive'o su Impala, viskas dabar gerai. Aišku, biški liūdna, nes nebešaudo per duslintuvą, visai smagiai šaudydavo. Dabar, kai žvakės susitvarkė viskas tvarkingai, tai galim bus tikrai rytoj atiduoti registracijai ir turėti pabaigtą projektą. O dabar, kaip matot, sėdžiu irgi tokiam įdomiam Amerikone, tai turim Chevy vaną, dar parodysiu iš lauko. O sėdžiu viduj, nes man meistras Barzdienas slepiasi tenai po mašiną. Sakė, užkurt reikės. Va čia mano koja, o čia variklis. Nelabai smagu man čia būti, aš pabandysiu pasitraukti kuo toliau ir man jį dar užkurt reikės. Tai žiūrėsim, kaip man čia gausis. Gal su koja liksiu. Reikia tikėtis, tai žiūrim, kaip čia, kas mums pavyks. Bandau kurt. Tai nekurt? Vedu. Užgesinau. Ar pavyko? Meistras, šnekėkite su manim. Ar pavyko? Gali pamojuoti čia per tarpą? Nu, pamojuok. Nemojuoji, jis tenai valiojas po žemę. Ką dabar padarei? Ką padariau, užspaudžiu šlangą ir reguliatoriai. Amen. Sugedo? Tai dabar man reikės jo ieškot? Jeigu raisi. Teks. Tu parodyk dabar, kad čia ne alus buvo. Ne, apsuk, etiketę parodyk. Ne alus čia, ne alus. Tai ką tik sėdėjau va tokiam va džiaugsme. Jeigu nori išmokti, visą pirmą reikia išmokti. Tai buvo toksai va džiaugsmas, Chevy vanas. Tai toks senas didžiulis Amerikonas. Pabandysim išsiaiškinti, kame ten problema. Man jau kaip ir Barzdienas pasakė, kur čia bėda. Tai reikės man surasti detalę ir ją pakeisti. O dabar priekį ten turim dar Jaguarą ir Domą, kur daro pavojingus manevrus. Tai pabandysiu priartinti. Jisai pats bijo tenai daryti tą, ką jis ten daro. Tai... Nu, aš ten irgi bijau šiaip eiti. Tai aš dar neįsiu. Tai čia turim Jaguarą XJ6. Tai galiausiai sulaukėm jam detalių ir šiuo metu vykdomas pakabos remontas. Tai Domas dabar tuo ir užsiema. Čia yra dabar vykdoma sunkiausia ir pavojingiausia dalis, tai reikia išimti spiruoklę. O spiruoklė čia va, tai va, atrodo suspausta, kaip senuose Mercedesuose. Dėl to jis drąsus vyras yra ir viską išardys ir padarys, ne? Ne, labai malonu, nes pats pagaminau. Rytą pradedam taip, kad Nissanas išvažiuoja pas kėblininkus. Tai einam pažiūrėti, ką dar turim viduje. Tai viduje turim transporterį, tai trečiuką, kažkada buvęs karinis, dabar jau istorinių numerių. Ryte jį susidefektavau ir dabar eisiu ieškoti jam detalių, užsakysim detalės. Smarkiai bėga variklio tepalas, reikės keisti pagrindinį diržą, tai sulauksim detalių ir galėsim pradėti prie jo dirbti. O dabar keliu į žemyno keltuvo ir važiuoju į lauką. Šiandien turim jau ketvirtadienį ir darbus pradėsim prie kamputėje turim Saabą ir BMSą, bet prie jų dar vėliau. Dabar keliaujam čia. Jau išsiėmiau kuro siurblį iš Saabo ir ką mes jam darysim, tai čia turim galingesnį kuro siurblį, kurį dabar reikia sumontuoti į vietoje originalaus ir tuomet galėsim statyti atgal į automobilį. Bet toks įdomus pastebėjimas, tai bake radau lapų. Nežinau, kaip jie ten sugebėjo atsidurti, bet radau. Tai dabar keičiam siurblį ir keliaujam toliau.
Kuro siurblį pavyko pakeisti. Čia turiu seną, viduje jau yra įdėtas naujas, bet kadangi čia pas mus girdi daug garso, tai einu aš jį įdėsiu į sabą ir tuomet žiūrėsim, kas čia bus toliau. O chuliganą gal irgi pabandysiu pafilmuoti, kai bus mažiau triukšmo, nes neįmanoma dabar. Gal jo prisukti reikia? Tai gal užteks, kad pridėtų? Taip, per Wi-Fi. Pridės. Nu tai kas iš to, jis labai magaluojasi ten pusę to gyvenimo. Šauk dar ką nors tim palinis. Meilės trikampis. Bus toksai, skalai. Meninis trumpametražis filmas. Apie du gandrus. Taip, jau tiek ir prie degalinės, prie pučiamės. Ko žiūrėti?